Sveiki, mano vardas Filipas. Šiandieną pristatinėsiu jums mini atnaujintą elektroninę cigaretę, kuri yra plona, maža. Nedidelė. Kuri yra iš fsecig.lt, viršuje matysite adresą. Video darau sakydamas tik savo nuomonę. Taigi pažiūrėkime, kaip išpakuosime cigaretę ir pristatysime. Taigi gaunat štai tokias 3 dėžutes. Žinoma, prie jų reiktų pirkti skysčio, nes jie neįdeda. Turime kaitiklį. Kurio talpa yra apie mililitras. Antroje dėžutėje randam įpakuotą. Čia bus baterija. Štai baterija. Baterijoje matome, kad baterija pati yra 280 mAh. Nu, ji nėra tikrai galinga. Iš tikrųjų, čia šitas pats komplektas, ta pati cigaretė šita, skirta labiau tiem, kurie mažai rūko per dieną. Arba tiesiog, kurie retai rūko, arba iš viso vakarėliuose, kaip kiti rūko. Tai va tokiam labiau skirta yra. Arba moterims, kurios nedaug rūko. Va, atrodo taip gražiai iš tikrųjų. Trečioji dėžutė. Nu, tikriausiai bus pakrovėjas. Jo, matot pakrovėją. Kraut ją reikia įsukus į pakrovėją. Įsukat į pakrovėją bateriją. Įkišat USB į kompiuterį ir čia turėtų virš liūto galvos įsižiebti raudoną lemputę, kad kraunasi baterija. Žalia įsižieb turėtų, kaip jau pasikrovė baterija. Kraunasi, nu, apie porą valandų, manau. O laiko, nežinau, man asmeniškai laikė 5 parūkymus, žinai. Bet mano parūkymai buvo tokie, kad aš rūkiau po 20-30 dūmų mano parūkymas. Tai iš tikrųjų, jeigu 30 paėmus, tai 150 dūmų kažkur. Ir išsikrauna vėl. Nu, jo, labiau moteriška tokia. Užsisuka čia, tiesiog dar kas yra gerai šitam baterijoje, kad nereik nieko spaust. Kaip paprastą cigaretę laikot, traukiat, lengvai yra. Plona, nedidelė, patinka man, tikrai geras. O pildymas pats, kaip ir minėjau, savo skysčio turi turėti, aš čia pats užsimaišę savo skysčio. Atsukat dangtelį katomaizerio. Net čia ne, katomaizeris čia kaitiklis galbūt. Net nemoku dar pavadinti. Tai dapilat. Čia nenoriu, kad išbėgtų. Dapilat iki viršaus maždaug. Užsukat dangtelį. Ir viskas. Aparatas lyg ir paruoštas rūkyti. Iš tikrųjų labai paprastas yra modelis. Taigi galime pagarinti. Kaip ir sakiau, patogu laikyti kaip paprastą cigaretę. Traukiant žiba žalia lemputė gale. Irgi imitacija, kaip raudona turėtų žibėti, kaip ant cigaretės, ta prasme pati cigaretė. O čia žalia, taip įdomi, lyg nauja technologija. Nu, gražu.
galim pakalbėti apie tai, kad kokį pliusą iš tos, kokį minusai. Taigi minusas, kaip ir sakiau, kad ta baterija, man nepatiko baterija, kad jinai iš tikrųjų yra silpna. Nu, man per silpna, bet tie, kurie nedaug rūko, arba kurie tik per vakarėlius, kurie šiaip savo kartais parūko, nu, pats tas, manau, iš tikrųjų. Kokie dar minusai, kad daugiau minusų kaip ir nematyti, man labiausiai baterija nepatiko, kad jinai iš tikrųjų yra labai mažai laiko man. Pliusai kokie, kad jinai yra mažiukė, iš tikrųjų nėra nelabai didelė, nu, sprindžio dydžio kažkur, galite kažkur įsivaizduoti, matyti. Pliusai to, kad jinai yra, kaip ir minėjau, nedidelė, lengva, į ranką galima paimti kaip paprastą cigaretę. Laisvai stovėt, atsirėmus į sieną koją ir traukt. Kokį dar pliusai, kad patiko man pats skaitiklis, irgi jis lengvai yra užpildomas. Čia atnaujintas Mini T modelis, senesnė modelį sunkesnis toks pildymas ir tas skaitiklis toksai prastesnis šiek tiek. Kompaktiška, turi 510 jungtį skaitiklis, bei baterija žinoma. Puikus daiktas. Tikrai geras. O tie, kurie, kaip aš, stipresni garintojai galbūt yra, ne taip, kad stipresni, bet kuriem neužtektų tų 5 parūkymų į dieną turbūt, tai siūlau pažiūrėti, štai čia paspauskit ir matysit kitą mano apžvalgą galingesnės elektroninės cigaretės, kur yra padidintas variantas, šiek tiek galingesnis. Šiandienai tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.